Sveiki! Su jumis Snežana Ir Nasė. Praėjusią savaitę vyko projektų mugė. Mokiniai pristatė per metus rengtus projektus. Ir kokius vaistingus augalus mes rinkom? Артем, фокус, пароль. Наш проект называется «Карту linksmiau». Todėl, kad mūsų klasė labai didelė. Наш проект «Самый дружный класс». Какие сами бывают? Металлические, деревянные, рабочие, выходные, детские. Старинная церковь. Памятник великому Витаутасу. Подвесной мост через реку Мерков. Ir ką mes matėme tame muziejuje, kaip senovėje Kaip senovėje džiovina vaistažolės, kaip senovėje rinkdavo žmonės ir senovinius indus. Mūsų suvažiavęs vykdė projektą, tai yra Viktorina sekų pasaka. Na, čia jūs matote laimingus mokinius jau atlikusius užduotis. Na, čia mokiniai turėjo tikrai dėlioti pabirusias patarles, minti mįsles, atpažinti pasakos pavadinimą pagal pasakos pradžią ir turėjo daryti atsakyti kreiptą kartą kam 6 žąsys su 6 žąsyčiais ar geri vyrai, gerai, gera. Улицу, то мы сначала перегатываем, потом фольга, потому что оно очень влияет на наши органы, особенно легкие. In my essay, I write about my opinion about some spring activities. So, where is your essay, Dominique? there is. Here it is, yes? So you wrote... Гимназия, Кривец, проспект Аспеннеса. Моя школа Бастарочка хорошая, лучшая школа Калмаз, мне нравится школа Все мечтают, почти все люди на данном плакате хотят путешествовать. Iš atlužo draugams daryti kažką naujesnio. Tai čia buvo labai paprasta balta tiesiog suknelė ir aš sugalvojau kažkaip pagražinti, kad būtų gražiau, įdomu, viskas kaip nebūtų tokia paprasta ir balta. Tai iš nebenešiojamų džinsų iškirpau daugelyčių, jas visas prisiuvau prie suknelės, visada išėjo kažkas įdomiau, gražiau. Ir taip parodo tiesiog kaip galima iš nenešiojamų rūbų arba padaryti kažką gražesnį, įdomesnį, arba tiesiog kažkam atiduoti tą rūbą, ar tiesiog padaryti gražesnį, kad tam rūbui suteiktų antrą gyvenimą ir jis neiškeliautų į sąvartyną. Mūsų teniso būrelio vadovas Jonas Griškevičius iškovojo antrą vietą Lietuvos stalo teniso veterano čempionate. Sveikiname! O matematikos mokytoja Svetlana Kolesnik tapo absoliutai čempionė. Sveikiname! Gerų atostogų! Gražios jums vasaros! Ate! Sveiki! Sveiki visi! Birželio 8 dieną Vilniuje vyko konkursas Kūrybos gėlės, kurio nugalėtojais tapo Kira Romaniuk 9A ir Aleksandra Korekina 11C. Laimėjo 1 vietą. 2 vietą gavo Nikita Gandziuk 9A, Maksimas Štakaila 9A ir Karina Dechtėja 11A. O 3 vietą Marina Žeka 9B ir Ilja Eljošius 10B. Primename, kad birželio 17-21 dienomis vyks netradicinių veiklų savaitė. Pirmadienį kūrybinės dirbtuvės, antradienį sporto šventė, trečiadienį socialinės veiklos diena, ketvirtadienį gimnazijos garbės diena ir pokylis, o penktadienį diena su klasės vadovu. Vyko mokyklos parlamento prezidento rinkimai ir prezidentu tapo Dominika Kurycina. Aš išeinu iš šios mokyklos, tad palinkėkite man sėkmės. Ačiū visiems už laiką praleistą kartu, ypatingai dėkoju visiems mokytojams ir draugams. O mes paliekame su daina, kuri parašė mūsų mokinis Nikas Agilavičius, dainuoja Simona Mitulava. Gražios vasaros. Išliks spaudros paveikslas vis į nieką.
Ačiū.